Labas rytas ir sveikinuosi su jumis naujame mano video vloge. Kaip jums sekasi? Mums sekasi gerai. Šiandien mano rytas prasidės ne nuo labai fainų dalykų, tai važiuoju pas dantistę. Šiaip tai jau senai turėjau bėdų su dančiu, bet žinot, vaikas, kraustimas ir panašiai, tai kažkaip nelabai kreipiu dėmesį į savo tokius dalykėlius, bet nebegaliu laukti, skauda, darosi visokie nefaini dalykai, tai tiesiog, o ir šiaip dantų gydymas, taisymas Norvegijoje yra labai brangus dalykas, net nesilėpsiu, kad, nesinori vieno vizito metu palikti 600 ir daugiau eurų, tai bet teks ir negaliu vaikščioti taip, kaip skauda. Tai va, tai žodžiu, važiuosim pas dantistę. Labai nenoriu, šiaip nebijau aš dantistų, bet aplamai nenoriu dėl pinigų, kad reikia ir žinau, kad skaudės tiesiog. Tai va, tai žodžiu. Bet nesvarbu, kas reikia, tas reikia, tai važiuosim pas dantistą, tada važiuosim iki dar, kur gyvename namų ir po to važiuosim į naujus namus dėliotis daiktų. Baisiausiai nenoriu. Belė kaip. Ir dar belė kaip lūpas nušaltų, belė kaip skauda. Sveiki, tai sveikinuosi su jumis iš mašinos. Dabar yra visai kita diena, negu kad man tvarkė dantį. Jau vakar buvau pas dantistę. Pas dantistės nieko nebefilmavau, nes dėl tiesiog turėjom labai daug darbo. Skaudėjo man labai, nes man padarė ne operaciją, bet man ištraukė, žodžiu, dantį, susiuvo ir jo, žodžiu, ne jau su tą mintim, kad trauks, bet ten nebuvo jau dantis, ten jau buvo tiesiog kas likė iš jo, tai tiesiog ištraukė, pašalino, susiuvo, sutvarkė viską ir dabar yra žymiai geresnė situacija. Tai vakar skaudėjo, vakar kraustėmės daug, dirbom, tai nieko net neberodžiau, tiesiog net nepaėmiau kameros į rankas, o šiandien toliau kraustomės. Dabar esam atvažiavę vyrui, kas turi šiek tiek reikalų savo, dabar važiuosim iki Ikėjos pasimti 2 spintelių į vonę ir važiuosim vėl į namus. Eisiu dėtis rūbų, virtuvės, žodžiu, visko ir jau pildysim visas lentynas ir darysim naujus namus savo namais. Tai va, tai žodžiu, pavargus esu labai, šiandien Sofija atsikėlė prieš 7, tai tikrai esu pavargus, bet jau greitai galėsim pailsėti. Sveiki, sveikinuosi su jumis visiškai kitą dieną, iš tikrųjų net nepamenu, kur filmavau, man atrodo, kad norėjau parodyti jums mūsų visą kraustymąsi, bet tai gavosi, kad nieko nebenufilmavau, bet šiandien yra šeštadienis, šiandien yra jutimieji ir aš nežinau kaip jūs, bet mes visą laiką žiūrim ir šiandien yra pas mus atvažiavę mano mama, brolis, mano mamos vyras, mes įsižiūrim, kepamės burgerius, tai žiūri linksma diena, tai taip šeiminiškai žiūrėsim jutimieji, eisim į kubilą, į pirtį, tai turim labai gražų šeštadienį. Važiavo. Tikrai tokio neleisi kelti. Gerai. Skanu Jori? Labas, aš atėjau pas sesę šiandien. Labas! Paskui mes eisim kubarį, dar vandens bus šiltas. Tada bus smagu, tai rodysiu, kaip bus šiltas. Biškai bus valandas, tik tai nerekordas, aš tik tai parodysiu. Dar pas mūsų kiemą labai šalta. Jau esi dabar 10 mėnesių, žiūrėk kaip šalta. Brolis dabar man liepia pasakyti jums, kad visi, žodžiu, išėjo į pirtį, toj prasidės jutimieji, aš į pirtį nejau, nes tiesiog man nepatinka pirtis, o ir šiaip aš turiu Sofiją rūpintis. Šiaip labai norėjau į pirtį, bet pas mane kažkaip tas žandas tinsta, kur išimtas dantis. Palauk, sakiau, į pirtį ar į kubilą? Nu, žodžiu, į kubilą labai noriu eiti, bet nežinau, ar eisiu, nes kažkoks žandas patinės. Tai žiūrėsim ir šiaip gaila, nes atrodo, susiplanavom savaitgalį, o man nei iš jo, nei iš to turėjau išrauti dantį ir dabar aš negaliu nieko veikti. Tai toks biškių liūdesėlis, bet nežinau. Žiūrėsim, jeigu toliau netins, tai gal ir nueisiu. Jori, pamojuok. Jori, Labas. parodyk savo tapkės.
tą dieną, kaip žiūrim jutimieji ir leidžiam laiką su artimaisiais. Šiandien yra jau sekmadienis. Iš tikrųjų dabar yra gal jau apie 8 valanda vakaro. Aš tiesiog, už manęs ten yra pilna daiktų. Buvo tikrai labai sunki diena šiandien, bet dar laukia sunkesnis vakaras, nes viską krausimės. Užsimigdysim Sofiją ir su vyru tiesiog krausim, bet jau matosi šviesa tunelio gale, tai tas šiek tiek džiugina. Šiaip dar norėjau papasakoti visai tokį dalyką, kad aš mėgstu pasipasakoti, ką Sofija išmoksta naujo ir panašiai, tai dabar jos prikolas yra mėtyti žaislus, kad aš kilnočiau. Tai pastebėjau, kad specialiai numeta ir tada noriu, kad pakelčiau, jeigu nepakelčiau tokia. Tai va, priėjom jau šitą fazę, kur yra mėtami žaislai ir eik duhas ir kelk. Tai va, tai žodžiu, šiaip pavargus esu žiauriai, kaip turėsiu kokį momentą laisvesnį, pasipasakoti šiek tiek daugiau, pasakosiu šiek tiek daugiau apie viską. Kaip jaučiamės, ką jaučiam ir kai čia vyksta, bet dabar šiek tiek net jėgų tam nebūtų, tai reikia kokio vieno gero miego nakties ir manau, kad visai atsigausiu. Nu tai ką, sveiki. Turbūt kaip suprantat iš aplinkos, kad esam naujose namuose. Šiandien buvo pirma naktis naujose namuose, vakar užmigom gal apie 3 nakties. Nu, Sofija tai ne, Sofija ėjo savo laiku miegot visai, bet mes dirbom iki 3, kad tiesiog nepasilikti darbo dar ilgiau. Tai kava šiandien tikrai labai yra būtina ir neturiu juodos, tai pasidariau iš aparato. Tai šiaip šiandien turiu visai darbų, reikia dar susidėti paskutinius rūbus, nes aš nesuprantu, iš kur tiek rūbų. Bet, na aišku, užsidėjau skalbimą ir turiu dabar vėl iš naujo susilankstyti viską. Bet prieš tai reikia kavos, pavalgyti. Sofija atsisėdi priešais mane, žaidžia. Tai jeigu girdit baškaliukus, tai čia Sofija šalia manęs. Tai atsikėlėm, va, aš pusryčiauju, jau pavalgė. Ir jo, iš tikrųjų tai, kad ir kokia pavargus bebūčiau, vis tiek nieks nepakeis to jausmo būti savuose namuose ir jaustis gerai. Ir kad ir kokia pavargus atrodo, vis tiek dar noriu daryti kažką, dar atrodo, gal ten tą padėti, gal dar tą padėti, gal dar tokio interjero detalės tokios. Tai šiaip fainai žiauriai. Lietuva vyras bus kartu, bet jisai išvažiavo darbą. Esame abidvi su dukryte, bet šiaip, kad ir kokia pavargus, bet labai laiminga. Tai kas labiausiai man patinka šitose namuose, tai turbūt šitas vaizdas visiškai į mišką. Tai ir taip visur, ir miegamajam, ir panašiai. Tai kavelė su tokiu vaizdu ir galim pradėti dieną. Šiaip aplamai nežinau, nesam kokie 11-mečiai, 13-mečiai ir jokių namų turų tikrai nieks nebedaro ir tokių dalykų nieks neberodo. Norėjau tiesiog parodyti kraustimosi dalykus, bet nesigavo. Tiesiog buvo per daug darbo ir kiek turim, tiek turim. Tai šiaip buvo labai sunku, bet va šitavo vieta man naujose namuose labai patinka, tas veidrodis labai gražiai atrodo. Tai šiaip, nežinau, esu labai laiminga, nežinau jau kiek kartų pasakiau, bet buvo žiauriai sunku ir norėčiau kokius ateinančius, nežinau, bent jau ateinantį mėnesį, tai tikrai niekur nesikraustų. Nusipirkom tokią spintelę, kad dabar turiu gražiai lankstyti rankšluosčius, nes kiti po to matys, kaip aš negražiai lankstau rankšluosčius. Sveiki, sveikinuosi su jumis antradienį, vakar daugiau nieko nebefilmavau. Štai dabar su vyru pusryčiavom, iš tikrųjų tai pietavom labiau, nes jau 2 valandos. Ir vakar pasidariau vakare japonišką tą cheesecake'ą, bet aš suvokiu, kad čia nėra nei cheesecake'as, nei niekas. Ir visų pirma, kodėl pavadinimas yra japoniškas, tai irgi šito nesuprantu, bet
nežinau, norėjom pabandyti labai su vyru. Apamai mes su vyru dabar bandom kuo mažiau saldainių valgyti. Nu, bandom. Tai, o abu turim labai didelį tą saldų dantį. Ieškom alternatyvų, kad vis tiek kažkaip saldžiai kažką pavalgyti. Aš norėjau paragauti kartu su jumis ir žiūrėsim, ar čia verta ar neverta. Aišku, dariau visiškai kitaip, viską sausainių neturėjau, nes jų neįmanoma niekur rasti, tik tais didesnėse parduotuvėse, o nejau, didelių parduotuvių šalia. Jogurtas yra aviečių skonio ir jisai yra ne graikiškas, bet jisai yra graikiškos stiliaus, žodžiu. Nesuprasi, bet žodžiu, ragaujam. Nu, žodžiu, žinokit, labai skanu. Tikrai labai man patiko. Toks lengvas, nu gerai, gal nėra labai lengvas, bet, nežinau, toks desertas primena šiek tiek, nežinau, lyg valgytum kažką panašaus į tortą. Man labai patiko. Šiaip ir vyrui labai patiko, bet kitą kartą, ką aš daryčiau, tai įdėčiau dar uogų, dar kažko, kad būtų dar toks gaivumo jausmas. Tai jo, uogos, manau, pavyzdžiui, kokios avietės, bananai, dar kažkas, manau, kad labai dar tiktų, bet šiaip užskaitau. Sveiki, nesenai grįžom po treniruotės, tai jeigu atrodo šiek tiek crazy, tai nekreipkite dėmesio, bet treniruotį jau nefilmavau, nes šiandien buvau bendroj treniruotėj, o po to vyras buvo treniruotėj, tai vieną treniruotę sportavau, o kitą buvau su Sofija. O ir šiaip kaip esu bendroj treniruotėj, tai negaliu filmuoti, nes dėl to, kad ten yra labai daug svetimų žmonių, kurių negalima filmuoti mano atžvilgiu. Yra ir vaikų, tai tiesiog nefilmuoju treniruotėj bendroj. Bet mano uošviai buvo Lietuvoj savaitgalį, nu ir ne tik. Nežinau, kiek čia laiko buvo, neatsimenu. Gal kokias 4-5 dienas ir visą laiką mums parveža iš Lietuvos visokių gerybių, visą laiką kažko paprašom, šiaip iš tikrųjų šį kartą nieko neprašėm, bet jie vis tiek parveža labai daug. Tai gal parodysiu, kaip emigrantai gyvenantis Norvegijoje, kur čia net nieko nėra, ta prasme skanaus, kaip bandom pragyventi, kaip pasilgstam Lietuvos, tai parodysiu, ką gavom šį kartą. Gavom lietuviško batono, tokio batono mes čia neturim skanaus, tai lietuviškas batonas, juoda duona, neturim juodos duonos, mes čia iš vis, 2 pelėsnės dešros, kumpis, daktariška dešra. Šiaip niekada nebūna, bet šį kartą turime rašytų žemės riešutų, šiaip, kaip pamačiau, tai tokia net nostalgija, sakiau, iš tikrųjų, tai prieš tai. Tepamas sūrelis pats geriausias šitas. Aš visą laiką jo pamirštu paprašyti. Majonezas, klasika. Šakotis, daug lietuviškų saldainių, tai turim voveraitė, ananasiniai, pergalės, karbutė, pupa, žodžiu. Paimsim karbutę vieną suvalgyti. Užšalus biškį. Ir paskutinis, realiai būna top dalykas, kurį mano uošviai tiesiog maišais parveža, nes mes, kaip ir pasakau, kad čia gyvena mano vyro brolis, sesė ir visi turi antras pusės, tai mes esam 6, su tėvais 8, be mums visiems 6, visą laiką labai parveža, žinot, ko daug, sūrelių. Čia pats geriausias dalykas, visą laiką kaip jie grįžta, aš laukiu, bet būtent sūrelių, pažiūrėkit, šį kartą tai buvo tikrai šiek tiek gal netgi persistengta, jūs pasižiūrėkit koks maišas. Čia, nu, ta prasme, visi patys geriausi, pažiūrėkit. Su aguonom. Mano pats mėgstamiausias pasaulyje. Pats mėgstamiausias. Su šokoladu, nu, prasme, šitie sare žiauriai geri. Žodžiu, toks mano holas. Esu žiauriai patenkinta. Darysime su vyru arbatos. Eisim vakarieniaut. Tai nieko nesutarėm nedaryti, o tiesiog eisim valgyti šakočio ir sūrelių. Labas rytas, tai šiandien yra trečiadienis ir šiandien videos prasideda nuo procedūrų. Mano vyros sesė nesenai išsimokė būti antakių meistrą, tai važiuoju aš pas ją pasidaryti šiandien antakių, šiaip žiauriai fainai, nes dėl to, kad mano antakiai 10 metų dabar keiti. Nu gerai, gal ne ant tiek, bet dabar jau žiauriai reikia. Tai nudažys, išpešios, padarys laminavimą, tai žodžiu, žiauriai laukiu, tai važiuojam gražintis.
Sveiki, tai nuo praeito klipo praėjo jau labai daug laiko, man atrodo, kad praeitas kartas buvo, kai filmavau, tada kai man darė antakius, tai po tų antakių praėjo gal 3 dienos, tiksliai net nežinau, padarė man antakius labai gražiai, šiaip kelti nuotrauką, nes dabar tai šiaip nepasiškavusi su žodžiu, tiesiog vis tiek pačią pirmą dieną matosi labiausiai viskas, ką nori matyti, tai įkelsiu. O šiaip tai gal nefilmavau gal kokias 3 dienas, tai žiauriai faina vlogerė esu. Aš nežinau, žinokit, ta prasme, galėčiau kažką meluoti ir sakyti, oi, pamiršau, ar dar kažką, bet žinokit, nei aš pamiršau, nei ką, tiesiog buvo labai sunkios man dienos. Turėjau sveikatos problemų ir tada tiesiog sveikata yra toks dalykas, kur jeigu tau kažkas skauda ar kažkas blogai yra ir tu blogai jautiesi, tada tu negalvoji apie nieką kitą ir tiesiog susitelki į tą jausmą ir žodžiu buvau dingus. Tai va, tai žodžiu, bet grįžtu vėl. Šiandien buvo mieste, šiandien šeštadienis yra ir šiandien buvom labai toli nuvažiavę, ten už 1,5 valandos kelio, nes vyrui reikėjo. Mes su Sofija prisimazinom prie tėčio ir dar nuvažiavom į prekybos centrą apipirkti Sofiją, nes vaikas auga ir šiaip reikia dapirkti rūbelių, tai dapirkom šiek tiek rūbelių ir padaryti holą. Jo, padarysiu holą, nes, kaip žinot, Kornelija mano antras vardas Holas. Juokauju. Tai šiaip nieko čia tikrai ypatingo, tiesiog dasipirkimas rūbelių, nes, kaip ir sakau, labai greitai auga vaikas, tai tiesiog porą treninginių kelnių, tokios paprastos pilkos ir tokios tamsesnės. Tada treninginės kelnės rožinės ir tokios baltos su višniukais, šiaip šitos labai mielos. Tada žiauri daug šliaužtinukų, ar kaip jie vadinasi. Nu va šitie va, kaip jie vadinasi, aš tiksliai net nežinau, tai pilki, balti, mėlyni, pilki ir baltai, pilki diržuoti, žodžiu, rožiniai, nu žodžiu, tokie žodžiu. Vis dar esu gerų kojinyčių ieškojime, palaukit, tuoj Sofijai duosiu žaislą. Vis dar esu gerų kojinyčių ieškojime, tai paėmėm tokių, šitos žiauriai gražios, pažiūrėkit šitos su liūtuku ir dar Sofijos zodiakas yra liūtas, tai šiaip, nedariau taip, kad būtų, bet šiaip pagalvojau dabar tokios. Ir paskutinis dalykas tai yra kėdukai, nes tiesiog norim uždėti tokias, kaip pasakyti, kaip kelnes, tokias kelnytės ir striukę atskirai su pirštinėm, tai reikia batų ir iš karto sakau, kad šitais batais jinai nebus lauke, jinai bus vokelį arba mašino arba dar kažkur, tai čia batai yra tik tais dėl to, kad kažkas būtų ant kojų, bet čia buvo man. Jo, tai tie batai tiesiog yra tik tais, kad, ta prasme, būtų šilta kojytei, nes pagalvojus dabar jinai su kokiu yra kombinezonu. Tas kombinezonas realiai, jo, yra tik tais medžiagytė labai plona uždengta tokia, tai realiai tam vaikui net nelabai ir turėtų būti šiltom, bet aišku, mes niekada vaiko lauke nelaikom. Jeigu jinai miega lauke, tai vežime su kombinezonu, kojiniam, vakeliu, pledu ir visais kitais dalykais, tai niekada jinai nesušala, bet šiaip ta prasme, kad labai norėjau batukų ir noriu nešioti striukytę ir tokias kelnes, kaip jos, net nežinau, tokios atrodo kaip slidinėjimo, tokios labai šiltos kelnes. Tai va, o ką dabar? Dabar tai eisiu daryti pietums noriu padaryti kesadijų, nežinau kaip pasakyti, vištieną, paprikytę, guakamolę. Tai, žinot, skaniai. Tai va, tai žodžiu, kad jau reikia gal dabar daryti, nes vyras sakė, lyg ir valgyt nori, tai eisim gaminti. Sveiki, ar aš esu vonioj? Taip. Kodėl? Nes dėl to, kad ką tik svetainį tiesiog žaidėm su šeima ir aš tiesiog pagalvojau, kad man reikia užbaigti šitą vlogą. Labai noriu atsiprašyti, jis yra žiauriai neįdomus, ta prasme visiškai nieko įdomaus čia nevyksta. Kažkaip galvojau, kad daugiau pasidalinsiu apie tą kraustymąsi, bet tiesiog yra labai sunku rodyti viską, tiesiog kartais net pamirštu, kad filmuoju ir po to vakare manęs vis vyras paklausė, ar nufilmavai kažką šiandien, kažką tokio ir aš visą laiką net pasimetu, nes atrodo, aš visiškai
pamirštu filmuoti, pamirštu parodyti, tai labai atsiprašau, mano naujųjų metų tikslas buvo tiesiog kurti, nesustoti, filmuoti daug visokių skirtingų video ir tiesiog plėsti savo veiklą, tai labai tikiuosi, kad nepasimėsiu visam šitam kelyje, nes man tikrai labai tai patinka ir čia yra mano hobis ir aš tiesiog dievinu savo YouTube'ės kanalą ir visą šitą dalyką ir kai man jūs parašote, aš taip tiesiog kaifuoju nuo šito dalyko, bet nežinau, labai daug ką duoda čia, dar visa fizinė sveikata ir daug visokių dalykėlių, tai turim, ką turim. Aš visą laiką galvoju, kad geriau toksai video negu jokio, kad išlaikyti tą balansą ir viską, tai kažkaip vienas įdomesnis, gal kitas netoks įdomus, o gal kaip tau atrodo, kad jis yra žiūri neįdomus, kitiem yra labai įdomus, tai irgi niekada negali žinoti. O šiaip tai pradėsiu naują vlogą jau rytoj ir toliau filmuosiu savo vėl savaitę, tai tikrai nepaliksiu jūsų ilgai be video, labai tikiuosi nedaryti ilgų pauzių. Kažką dar norėjau pasakyti, bet pamiršau. Tai labai ačiū, kad žiūrit, kad palaikot, kad paspaudžiat prenumeruoti mygtuką, man tai labai daug reiškia. Matau kiekvieną komentarą, jam atrašau, tai yra labai man malonu ir tiesiog ačiū, kad komentuojat, nes tikrai kuriasi kažkoks ryšys, kažkokia bendruomenė ir kai visą laiką mėgstu tiesiog pabaigoje video padėkoti jums už viską, tai tiesiog ačiū, kad žiūrit, ačiū, kad esat ir susitiksim kitą mano video.